nužudėt ir kilime paslėpėt 15-metę merginą. Taip. Labą dieną, aš esu Osvaldas Žvirgždas. Esi Kauno kalėjime. Taip. Kiek tau metų, pakankamai jaunas žmogus atrodai? 21. Pakliuvai dėl baisaus nusikaltimo, kiek tave metų nuteisė? Iš pirmą siūlė 20, bet aš nesutikau su šituo. Per apeliacinį teismą buvo taip, kad, irgi siūlė prokurorė 20, bet aš pasakiau vienu žodžiu, jūs skiriate vienu žodžiu, man su padėlininku, turiu padėlininką. Ką tu turėjai omeny padėlininką, kurį? Kur Šiauliuose. Tai taip, taip prasme, bet tai tavo brolis ten taip. Draugas. Draugas, tai tas trečias. Jam irgi skyrė, norėjo skirti 20, o Inesai Zarackytei 10. Tai tu manai nesąžininga ir turėtų būti kokia tu atvažiuoji ta bausmė? Tai vienu žodžiu aš pasakiau, jūs prokuroriai pasakiau, jūs skiriate man su draugu vienu žodžiu po 20, o jai 10. Paskui buvo taip, kad mano advokatė su mano visais parodymais sutiko ir paliko 15 metų man sėdėti. Tai teismas paliko, ne advokatė. Žinau, jo. Tai tas nusikaltimas, kurį tu įvykdėjai, yra labai baisus. Tai buvo prieš 3 metų, taip? Ja. Šiauliuose, kai jūs nužudėt ir kilime paslėpėt 15-metę merginą. Taip. Tu pripažinai teisme kaltę. Pripažinau aš kaltę. Taip. Tai gali papasakot, kas atsitiko, kodėl jūs taip, kaip jūs buvot visa kompanija, draugai, kas? Mes buvom visi draugai tik tais. Ir jūs ką, prasme, tą dieną, tarkim, ar istorija liečia galbūt anksčiau ir kažkas susiję? Aš visko vienu žodžiu nežinau, kas nais, su kuo susiję tą vienu žodžiu, nes aš... Su kuo tu geriausiai palaikiai santykius iš tų žmonių? Aš geriausiai palaikiau vienu žodžiu santykius su, jeigu neklystu, su Inesa Zarackyte. Tai jūs gal buvot pora? Ne. Ne. O ta kita mergina, ta nužudytoja auka? Ja nelabai tik tais pažinau. Tik tais, kiek aš, 3-4 kartus buvau pamatęs viskas. Ar tu buvai prieš tai teistas? Ne. Su kriminalais jokių reikalų neturėjai? Ne. Tai kaip taip atsitiko, kad tokį baisų nusikaltimą? Kodėl, gal reikėtų prieš tai paklausti, kodėl tu